pirmai suveikė kiaulystės dėsnis ir filmavimą nutrūko pats filmavimas, nes išsikrojo baterija. Taigi nematėt paskutinės dalies, kaip laužiau geležtes, kapojau metalą. Taigi dabar bandysiu pakartoti. Peiliukai šiek tiek sutrumpėjo, vienas daugiau, kitas mažiau. Dabar iš naujo pagalandau. Popierių turėtų būti pjauti gerai. Taigi, bandom pakapoti ąžuolą. Dabar ragą. Plieną.
Popierių vis dar pjauna, na sunkiai, bet ašmenyse nesimato jokių išdužimų, išlūžimų, nei ant vieno, nei ant kito. Užsiblizginusi ašmeninė dalis, ne ištisai tarpais, bet didesnių pažeidimų nėra. Bandysim rimčiau. Va, dabar šitoj vietoj ašmenis įskilo, bet neištrupėjo tas gabalas. Išskilę yra maždaug nuo tos vietos ir šitaip. Tokia dalis. Va, taip. Kitose vietose viskas daugmaž normaliai. Aišku, čia ašmenis užsivartė. Bet žiūrėsim, kas bus toliau. Bandom kitą. Taip, šito taip pat ištrupėjimai dabar liko. Mažesni negu ant pirmojo. Maždaug nuo tos vietos iki šitos išskilo gabalas. Apie milimetrą pusantro gylio ir apie 5 milimetrus per ašmenų ilgį. Kitose vietose taip pat ašmenys užsivartė. Na, greičiau neužsivartė, bet užsiblizgino. Užsibukino, taip sakykime. Bandykim dar kartą. Va, dabar išlūžo šita dalis, kuri buvo atskilusi. Išlūžo naujoj vietoj, bet ištrupėjimas maždaug milimetrų pusantro gylio ir apie 3 mm ilgio. Šitoj vietoj taip pat yra, gal apie 0,5 mm gylio ir apie milimetrą ilgio. Ir čia taip pat įskilę, bet dar neištrūkęs gabalas. Apie 3 mm ilgio ir apie 0,5 mm kažkur gylio. Šito ašmenys liko sveiki, niekas neištrupėjo. Užsibukino šiek tiek. Aišku, popieriaus jau nebepjaus. Bet dar šitą vietą šiek tiek jama. Čia jau viskas. Toliau pabandysiu įsmeigti į sieną, tvirtinti geležtę maždaug, sakykime, apie 3 cm ir kabinsiu svorį. Pažiūrėsim, kiek maždaug atlaikys, ar lūš, ar nelūš. Jeigu nelūš, bandysim sulaužyti kitaip.